paskui planuojasi visos metodinės grupės ir kaip ir toliau pamatysime, mes, užstrigo kompiuteris, bet nieko tokio. Kaip toliau pamatysime, kad mokyklos lygmenių, mokyklos metodinė taryba labai turėtų glaudžiai bendradarbiauti su mokyklos administracija. Kaip ten bebūtų, ne metodinė taryba diktuoja sąlygas, o mokyklos administracija yra visos metodinės veiklos koordinatorius. Negali būti metodinė veikla planuojama visiškai neatkreipiant dėmesį į mokyklos nuostatus arba metodinės veiklos nuostatus. Viską tai yra popieriukas ant popieriuko ir susidaro mokyklos metodinės tarybos darbas. Aš nesustosiu ties šitais dalykais, nes tikriausiai visi tie, kurie dalyvaujat šitoj konferencijoje, jis puikiai esat susipažinę ir su metodinės veiklos planavimu ir su viskuo. Aš tiesiog toliau eidama, aš jau pradėsiu konkrečiai dalintis patirtimi, ką mes naujo darėm savo mokykloje. O tam aš vieną kartą užėjus į interneto paveikslėlių puslapį, aš radau šitą paveiksliuką. Tiesą pasakius, šitas paveiksliukas buvo susijęs su religija. Ir aš suprantu, kad originaliai šitas paveiksliukas vaizdavo Dievą, o aplinkui esantys žmonės turėjo simbolizuoti tikinčiuosius. Tačiau aš pabandžiau ir man labai patiko pačios sukurta teorija, kad tai yra mokykla. Kad šitas paveiksliukas susijęs su mokykla. Kad šitas šviečiantis, šviesus žmogus, ta dievybė, tai yra mokytojas. Mokytojas, kuris ne tik tai šviečia mokiniams, bet ir šildo. Kuris yra jų draugas, globėjas, patarėjas, gelbėtojas ir ko tik tai nėra mokytojas mokykloje. Man labai patiko, kad aplinkui šitą šviečiantį žmogų būrėsi žmogeliukai su klaustukais. Ir man labai patiko, nes tai labai siejasi su mokinių žingeidumu, su norėjimu išmokti, su kiekvieno ugdama pažinimo kompetencija, kūrybiškumo kompetencija. Man patiko, kad tie žmogeliukai su klaustukais yra visi skirtingi beveik. Vieni žali, kiti dryžuoti, treti geltoni, vienspalviai, vieni vienodi, kiti skirtingi. Bet jie yra visi to paties šviečiančio žmogaus valioje. Ir tik tai šviečiančio ir šildančio žmogaus jėgomis galima pasiekti kažkokį tai poslinkių mokykloje. Jeigu imtume tą paveiksliuką ir jį bandytume interpretuoti iš metodinės veiklos mokykloje pusės, tai vėlgi aš sakyčiau, kad tas šviečiantis ir kviečiantis paskui save žmogus galėtų būti metodinės grupės pirmininku. Tas, kuris pats mokosi, tobulėja, pats turi ką kitiems kolegoms pasakyti ir tas, kuris tikrai patraukia į save, kad nereikėtų tiesiog per prievartą kažką tai daryti. Jeigu mes kalbėsime apie